Gyvenkime dabar kito gyvenimo nėra. Nieko, kas buvo naima parašyti, ištrynti ar ištaisyti. Galime tik savo pasakyti. Šiandien yra pirmoji likusio mums gyvenimo diena. Ir tuo pačiu nustoti kaskart numirti. Buitiniuose rūpesčiuose, konfliktuose, nelaiminguose santykiuose, nuobodžiuose užsiėmimuose, neišsipildžiuose lūkesčiuose ar naiviuose viltyse. Visa tai yra tokia kvaila smulkmena. Amžinybės prasmėje, kai gyvenimo ir mirties akistatoje. Viskas, ką žmogus gali palikti po savęs, tai savo meilės istorija. Didį judėjimo link savo paties šviesos istorija. Iš tikrųjų tai reiškia tą patį. Atsipūsti ir jausti, kad nieko neskauda. Tai yra tikra palaima ir dovana, ko mes įprastai nevertiname. Mes dažnai būname nedėkingais, viską, ką gauname, imame lyg tai būtų savaime suprantama, o už savo nesėkmės greitai puolame ieškoti kitų kaltų ir deja daugumą atranda. Gyvenimas šiandien fiziname kūne, tai yra ir rūpinimasi jo pamokus, bei būtina patirtis, ji reikalauja atsakingo požiūrio bei sąmoningo elgesio, tačiau juk mes nuolat kažko nepatenkinti tiek savimi, tiek išoriniu pasauliu. Mes nemokame savęs klausytis ir girdėti savęs, nemokame mylėti. Ir su laiku supranti, kad pačius svarbiausius gyvenimo klausimus žmogus turi pats savo užduoti. Kiek nori, ilgai gali vaikščioti ratu aplink šaltinį, kentėdamas nuo troškulio. Tačiau kol tu pats nepasisėmsi vandens ir neatsigersi, jokios maldos nepadės. Mes esame juokingi žmonės, ieškodami savęs ir savo vietos pasaulyje. Galime pusę gyvenimo sau žadėti laimę, gyvenant nuobodžioje rutinoje ir kasdien besiruošiant ją keisti. O juk tai reikia stabdyti, apsidairyti. Pasirodo, mes viską turime būtent čia ir būtent dabar. Tai trūksta tik labai nedaug savo paties buvimo tame viskame. Tiesiog tai reikia judėti link šviesos, eiti ten, kur visi savalaikiai žingsniai ir tavo paties žinios veda, neva stebuklingų būdų iš vidinių priedinių prieštaravimų. Eiti į ten, kur kiekvienas unikalus ir asmeniniai idealai amžini, kur vyrauja absoliučios vertybės, kur pasaulį valdo grožis ir meilė, kur vyrauja draugiški, harmoningi santykiai. Galima manyti, kad tokios vietos pasaulyje nėra, bet mes būtent į ten ir einame. Gyvenimas niekada neduoda